parduodamas namas Veliuonos miestelį su vaizdu į Nemuną. Einam pažiūrėti. Taip, pirmiausiai parodysiu sklypą. Čia tas sklypas taip eina į viršų šlaito ir va čia va jau riba yra. Ši čia yra sklypas namų valdos 31 aro, plus priklauso kitoj kelio pusėje 30 arų daržo. Parsiduoda viskas kartu. Taip, dabar parodysiu ribas. Štai čia, aš esu pačiam viršui sklypo, čia tokia tvora yra, visa teritorija aptverta. Va čia va jau kaimyno tvora gaunasi. Va. Einam žemyn. Nuo kalno. Čia augindavo žąsis, tai padarė tų kelis tos aptvarus, va, tvora dar matosi. Ir čia eina ir tolyn, ir tas dar šiltnamis irgi priklauso. Kaip čia man praeiti. Ai, va taip paprata. Pereisim. Gerai. Einam. Savininkė nori parduoti ir pirkti butą Kėdainiuose. Jeigu norit mainyti, tai puikus jums šansas. O, avietės kokios auga didelė. Tai va, iki va čia. Čia yra gatvė, Nemuno gatvė. Šiltnamis. Čia dar malkinė, čia žąsis augindavo šitam, čia traktorių laikydavo, toks kaip šedas, sandėliukas, garažas. Va. Einam čia. Čia va visa ta žemė priklauso viena pusė dar. Taip. Čia irgi perlipsim. Va. Taip. Čia va varteliai. Einam toliau. Va kaip atrodo įvažiavimas. Čia yra įvažiavimas. Ir čia yra Kaunas 50 km. Ten yra 30 kokie 3 km. Jurbarkas, viena pusė. Čia 200 metrų pavažiavus yra Veliuonos bažnyčia, o ten toli matosi stotelė yra. O ten va matot stotelė. Ir va čia yra Nemunas. Taip pat va šita va ariama žemė irgi priklauso 30 arų tam pačiam savininkui. Einam iki kito krašto. Čia va iki to griovio. Čia toksai griovys upelis yra. Va iki čia priklauso šitą žemę. Čia dalis yra tokios lygios žemės ir toliau eina šlaitas. Va, iki čia matavas va plotas ir po to va čia va tvora eina aukštyn ir ten, kur aš buvau, ties ta va tvora tenai. Tai va toks tas plotas, apie jau tą plotą. Einam toliau žiūrėti ūkinius pastatus ir po to parodysiu patį namą. Gale video prisieksiu būtinai drono video. Taip. Ūkinis. Čia, sako, mašiną laikydavo irgi toks kaip tvartukas, vienu žodžiu, su įvažiavimu. Čia vištinykas. Vištinykas buvo. Čia yra malkinė dar
Čia užsukta varžtais, kad nieks nerystų, nes malkų yra kitoje vietoje. Nu, čia tokie vartukai. O padaryta su radiatoriu svoriu. Užsidaro automatiškai vartai. Taip. Šičia, kaip suprantu, būdavo tos vištos išeidavo čia, praeina pro čia, tenai, į viršų ir ten ganosi viršų, gali eiti tada žemyn atgal. Čia tualetas, suprantu. Tai va. Taip, čia dar vienas, čia sandėliukas, laikyt bulvės laikyt, jo. Tada toliau eikime. Elektra trifazis čia, čia va kieme yra dėžė. Einam toliau, va, pasisėdėjimų suoliukai, čia suoliukai. Namas pats va kaip atrodo. Apšiltintas iš vidaus, stogas keistas, atnaujintas, kaip sakant, prieš kelis metus. Čia tokia va terasa, nu žodžiu, pasisėdėjimui. Čia aišku, daiktus išsineš visi. Tai va. Tada čia aukščiau. Tai čia yra vonia, vasarinė virtuvė. Einam. Va, vasarinė virtuvė ir praustis. Pasikūreni pečio, gali praustis šiltai savo. Tai va. Einam toliau. Taip. Čia lipam į viršų. Tokių labai sandėliukų daug visokių va. Ai, čia rūkykla, kaip suprantu. Arba čia kaminas tos pačios viralinės. Nu ir šičia va toks plotelis dar. Lipam aukščiau. Nu ir va šitos pievos viršuje aš pradėjau filmuoti video. Ten toliau tik tai buvau. Tai va čia ta pati pieva. O tos vištos, kaip suprantu, ateidavo va į šitą va gardą. O čia va toksai plotelis vištom pasivaikščiot būdavo, pakapstyt ir tada jos eidavo namo tenai. Ir čia dar takiukas toks yra. Ir turim kas čia. Ir čia tokia vieta. O tenais yra suoliukas pasisėdėjimui dar padarytas. Nuošalus toksai labai. Einam pasižiūrėti. Einam. O, čia spąstai gaudyti didelius gyvūnus, kaip suprantu. O. Nu, įdomiai. Taip, pasisėdėjimų vieta. Va čia stogas. Va stogą galiu parodyti dabar, kaip atrodo. Kaip matot, nauja danga, viskas. Taip. Čia įėjimas į vištinyką. Čia jeigu nori vištų pagaudyti ar paglostyti, tai va čia eini. Gerai. Eikim į namą pažiūrėti. Pasižiūrim namą aplinkui pirmą. Taip. Namas aplinkui. Einam aplinkui namą. Pamatot, apdaila ant viršaus sudėta. Iš vidaus apšiltinta taip pat. Pamatas čia matau aptepliotas, primūrytas. Čia šulinys šalia yra, hidroforas viduje yra. Nepeisiu aplinkui, va, tvora padaryta. Nu ką padarysi, apeisim šitos pusės.
Tai čia įėjimas į namą, einam aplinkui. Čia dar į rūsį įėjimas. Šulinys čia. Va, einam prie šulinio. 10 žiedų šulinys, vandens yra. Va toks namas. Visi langai mediniai, bet jie yra dvigubi, trigubi. Mat, gaspadorius buvo stalius, jisai darydavo viską pats. Tai ką galima iš medžio, viskas iš medžio padaryta. Einam toliau. Taip. Taigi, čia va toks prieškambaris. Čia laiptai antrą aukštą. Taip. Čia į daiktus nekreipkit dėmesio. Pečius naujai sumūrytas. Tai reiškia, kad nedūmins, plyšių jokių nėra. O pro langą matosi upė. Jeigu priartinsiu, matosi upė. Žiemą tai iš vis matosi. Tai va, šilta viduj, net prakaitas žliaugia. Langai geri padaryti. Taip. Dabar tada, kad šeimininkės nefilmuoti, apeinu va taip. Aplinkui. Va tokia. Toks kambarys kaip svetainė. Tada virtuvė. Su pečium. Čia va senelė šildosi. Čia tualetas yra. Tada va čia kambarėlis. Visur viduj apdaila, apšiltinimas, viršuje apdaila padaryta. Nu, tokiam paprastam stiliui, bet kokybiškai gerai. Langai va. Čia buvo durys, bet jos užbarikaduotos, ne visada jos. A, čia ne durys buvo. Sakė, kažkur durys užbarikadavo, nu, bet ne čia matyti. Čia pečiaus siena. Tai va. Tai va tiek būtų namo. Dar eina rūsį atrakins, tai pasižiūrėsim rūsį, kaip atrodo. Tai žmonės, jeigu turite butą Kėdainiuose ir jūs domina sodyba su geru vaizdu, tai skambinkit, susitarsim dėl apsikeitimo su priemoka, be priemokos ar kažkaip svarbu, kad tiktų ir patiktų. Variantas tikrai geras. Taip, eikime rūsin. To įleis. Va, eikime rūsį. Va, rūsys toksai. Čia įdomu, šitą perdangą tik medinė, ar dar yra kažkas? Yra, tai žinokit, plokštė dėta ir... Betoninė? Ar? Ne, jūros plokštė. Ai, supratau. Jūrinė. Ir dėtas polesterolis 5 cm. Aha, aha. Supratau. Tai va, kaip matot, rūsys toksai. Dabar dar šitą ūkinį aš jums nerodžiau. Einam dar čia, pasižiūrėsim, čia buvo dirbtuvės.
medžio darbų dirbtuvės. Staklės išpardavė jau, bet parodysiu, kaip čia atrodo. Va. Čia būdavo staliaus dirbtuvės. O čia va pasikūrendavo pečių, šilta būdavo. Ir čia darydavo įvairius dirbinius iš medžio. Tai va. Tai va taip atrodo šitą vietą. O, kačiukai. Tai jeigu sudomino, skambinkit, tarsimės, apžiūrėsim. Galima parduoti, galima keisti į butą, nes bet kokiu atveju pardavosi savininkė pirks butą Kėdainiuose, tai kas norit parduoti butą Kėdainiuose, skambinkit. Kas norit keisti, taip pat skambinkit. Nes galbūt kažkam nereikia tos trobos, gal kažkam reikia pinigų. Dar prisegu, žiūrėkite drono video. Iki.